Sveiki, bičiuliai, tai sulaukiu iš jūsų nemažai klausimų ir prašymų pasidalinti apie tai, ko tikėtis 2025 Lietuvoje, ar bus taika, ar bus karas. Na ir daugelį iš mūsų, aišku, kelia nerima tas klausimas jau ne vieneri metai, aš irgi ne vieneri metai darau tokias analizės ir dalinuosi su jumis. Na ir taipogi šį kartą irgi apie tai pakalbėsim. Na ir visada, aišku, tokia nežinomybė būna gyvenime, nežinomybė visada jinai kankina, kada tu galvoji, čia kraudys lagaminus, kažkur važiuoti, slėptis, ne, ar čia išsiparduoti kuo greičiau viską, ką čia daryti, ko čia nedaryti. Tai va, na ir apskritai, jeigu taip žiūrėt, gyvenime padeda Vedos, ne, Vedos tai žinojimas, pažvelgti savo gyvenimo prasme, Vedų astrologija, jinai padeda irgi geriau suprasti periodus, laikotarpius. Tai reiškia gyvenime periodus, laikotarpius, ko mes galim tikėtis arba kokius pasirinkimus geriau daryti arba ko nedaryti tam tikram gyvenimo periodui. Na ir Lietuvoje nuo 2010 metų, birželio gaunasi 27 iki 2028 metų birželio 27 iškeina toks Rahu planetos periodas. Tai Rahu planeta apskritai susijusi yra su užsieniu, su norais, su troškimais, su iliuzijom. Todėl, jeigu taip žiūrėt, kada būna Rahu periodas ir žmogaus horoskopė, ir tarkim šalies horoskopė, tai jisai gali atnešti iš vienos pusės tokia kaip kad gerovė, ne, gerovė ir susijusia su kitų šalių įtaka, su užsienio įtaka, ne, reiškia. Tai galimos ir kelionės užsienį, jeigu kaip žmogaus individualiam periode ir, reiškia, jeigu kaip šalies periode irgi ryšys su užsieniu. Ir jeigu mes ten žiūrėsim, toks kaip pagerėjimas, ne, gali būti susijęs su užsieniu, tarkim, ten visos tos investicijos, ne, iš įplaukos, reiškia, paramos susijusios su Europos Sąjunga ir taip toliau, reiškia, nu, taip žiūrėsim tokiu šalies mastu, Lietuva ten gražėja. Bet iš kitos pusės jinai duoda irgi ką, reiškia, duoda skolas, nelaimingus kažkokius atsitikimus, ligas, abejonės, ne, reiškia, sukčiavimus, nu, irgi kas vyksta. Tai aišku, ne tik Lietuvoje, bendrai visam tai pasaulyje, bet sakykime, kaip tas periodas jisai atspindi tokie dalykai, ne, ir pas mus ten netrūksta nei korupcijos, nei visų kitų negatyvių dalykų, visokių tai abejonių ir taip toliau. Todėl iš vienos pusės duoda daugiau norų ir duoda gerovės, Lietuvos horoskopė Rahu planetai tokioj, sakykime, vidutiniai padėti, bet iš kitos pusės duoda daug tokių iliuzijų, daug norų ir per tai vyksta visokios tai apgaulės, nusivylimai. Ir tuo pačiu užsienio įtaka, ne, mes jaučiam stiprią užsienio kultūros įtaką. Ne, nu, vėlgi, jeigu žiūrėti mūsų tą tokį kaip istorinį laikotarpį, visą raidą, tai mes ir matom, ne, kad skverbėsi, reiškia, užsienio kultūra, ne, užsienio vertybės ir panašiai. Tai susijęs su Rahu. Na ir jeigu žiūrėsim glaučiau, tai mus domina ateinantys metai. Nu, šie metai, vat, kaip sakiau, jie irgi mus lies, bet aš apie šiuos metus jau kalbėjau. Praeitais metais, kad kas aktualus klausimas, aš kai vėlgi žiūriu, kaip primenu, nu, reiškia karas, tai dabar netgi irgi žiūrėjau tokį trumpą interviu, ten 92 metais, ten irgi klausė žmonių ir ne vienas ten paminėjo, sako, kas baisiausia, ten, ne, karas, ne, tai vat, kai mes įsivaizduom tokį karą, tai reiškia, nu, kaip matom, ne, ten kažkokios tai bombos, reiškia, namai ten griaunami, sprogsta ir taip toliau ir panašiai. Tai aš žiūrėjau tokių kontekstų. Gali, aišku, būti informacinis karas ir panašiai, bet, nu, tai, sakykime, mums galbūt tiek baimių, tiek nesukelia, reiškia, tiek, nu, sakykime, tiek noro, ne, tiek stiprių kažkokių išgyvenimų, toks labiau kaip, sakykime, kaip fizinis kažkoks susidorojimas, nors emociniam mes tam tokį informacinį jau dažnai jaučiam, ne, baimę. Tai va, na ir tai bus ar ne, tai vėlgi, kaip ir ne kartą aš irgi visada sakau, kad, na, mes kai žiūrim, ne, aš irgi nesu kažkoks tai pranašas, bet žiūrim kaip, nu, tikimybė, astrologija, tad būtent periodai planetos jos padeda
geriau suprasti, kaip orientuotis, ką atkreipdėmės. Ir tie metai nuo 25 išeina periodas sausio vidurį iki 25 gruodžio, reiškia, atgaunas praktiškai ten gruodžio 8 diena, plius minus. Tai tuo periodu bus Rahu ir Saulės planetos periodas, kas susiję būtent su Lietuvos horoskopu Lietuvo. Na ir Saulės planeta, jinai atspindi valdžią, ego, atspindi bendrai tokiam šalies labiau gyvenime, atspindi irgi ir tokius dvasinius dalykus, reiškia, bet Rahu ir Saulė tai yra priešiškos planetos, todėl tam periode, aišku, bus kažkokie tai konfliktai, ne, konfliktai susiję su valdžia, su valstybė, ne, ir Rahu užsienis, tai bus ir kažkokie tai galimi konfliktai su užsienio irgi šalim. Reiškia, na, kažkokie nesutarimai, ne, dėl įtakos ten gali būti, dėl valdžios įtakos ir panašiai. Ir tuo pačiu tai gali būti irgi kažkokie tai tarsi kaip pavojai, gali būti irgi problemos susijusios su sveikata, ne, su sveikata, kaip kad kažkokios tai lygos, kurios gali sklisti, nu, sakykime, oro kažkokiu tai būdu. Mes galim susidurti su tokiais dalykais, nu, gali kažkokie dalykai kartuotis, aš irgi ir įvairiuose informacinėse portaluose apie tai irgi nekartą mačiau, kad ten vėl ar tai covidas, ar kažkas tai panašaus, nu, tokie dalykai, jie irgi gali būti metų bėgiai. Tai va, na ir jeigu žiūrėsim kaip metų horoskopą, tarkim, iki kovo 11 dienos, mūsų Lietuvoje tokia kaip metų horoskopo planeta Merkurijus, jinai gaunasi iki kovo, reiškia, 11, nes būtent horoskopas jisai žiūrimas kaip nuo gimimo datos, žiūrim ten atgimimas kaip kovo 11 diena buvo 90 reiškia metais. Tai va, na ir Merkurijus ten gaunasi silpnoji padėti, kas susiję, reiškia, su baimėm kažkokiu. Ir tai vėlgi ne naujiena, kad daugelis iš mūsų jaučia baimės, ne, reiškia, nu, ir pastoviai sklando ta visur informacija, kad čia puls, čia užpuls ir panašiai, ir kaip tas eksperimentas, esu irgi tokį video daręs, kur su Avicena, ten kur vilkas ir avis, ne, ir eriukas ten, ir tas eriukas mato pastoviai vilką, tas vilkas dar nieko nepadarė, bet eriukas jau ten, jisai vos nenumirė, ne, visas ten sukūdęs. Tai va tiesiog, reiškia, tie dalykai jaučiami, ne, ir mes daugelis tos dalykus jaučiam. Na ir Saulės ten planeta daro įtaką irgi, kas susiję su partneriais, tai reiškia, kad konfliktai metų bėgi, nu, juos ir jutom, ne, būtų tokiam labiau informaciniam plane, netiesioginiam, bet kas liečia ten su užsienio šalim, su mūsų ypatingai kaimynė, ne, ten su Rusija, tam tikri dalykai. Jie netiesiogiai vyko, bet jie pas mūsų neįsiveržė ten, sakykime. Taip. Na ir nuo kovo 11 dienos vėlgi ten gaunasi, kad kaip metų planeta Merkurijus, Venera ir Rahu, jie susitinka 6 horoskopo name. 6 horoskopo namas jis atspindi priešus. Na ir Merkurijus ir Venera tai tokios nekonfliktiškos planetos, todėl vėlgi, sakykime, nu, gali tokių kaip ir jėgų neužtekti kažkokiem tai konfliktam, karams ir panašiai. Nu, ir aišku, mūsų šalis jinai nėra, ne, kažkokia ten strateginė tokia stipri valstybė, kuri ten visus kažkaip tai labai baugintų, ne, daugiau ten per mūsų partnerius vyksta. Todėl vėlgi tokie dalykai, nu, rodo, galimai jie neturėtų būti, ne, kaip karas. Ir Rahu planeta irgi, jinai labiau nurodo į tokį neatvirą konfliktą. Ne, neatvirą konfliktą, labiau tokį kaip norą, Rahu susijęs su norais, kad galbūt parodyti, ne, kaip ir Lietuva, nu daugiau, sakykime, politikai, kurie atspindi Lietuvą, jie bando, ne, visai ten parodyti, kad mes ten tokie šokie ar anokie, bet, na, tai, sakykime, tai nerodytų, kaip žiūrėti astrologiškai, labiau kaip karo, ne, labiau tai, sakykime, Rahu tokia planeta, kuri susijusi su praeitim. Na, kažkokie tai neišspręsti klausimai iš praeities, kažkokios istorinės nuoskaudos ir panašiai, kas irgi ten eterį
dažnai ten vyksta, įvairiuose ten informaciniuose portaluose apie tai yra kalba. Na, metų bėgiai, jeigu taip žiūrėt, Saturno planeta, jinai nurodo irgi, kad kažkokios tai vėlgi konfliktai santykiuose, jie gali būti su kaiminėm, sakykime, valstybėm, jie gali būti tokie kaip priešiški ir, sakykime, Lietuvai iš esmės irgi, jeigu taip žiūrėt, kaip metų horoskopą, jeigu kaip žmogų arba kaip šalį, reiškia, reikėtų stengti sugyventi labiau taikiai, bet nekonfliktuoti. Ne? Ir tokiu atveju Jupiterio planeta metų bėgiai irgi įrodo, kaip kad gali būti tarsi apmokymai kažkokie tai kariniai. Na ir kas dabar vyksta, ne, kad ten kaip ir apmoko ne, ten mūsų karius, ten kaip elgtis. Maždaug tokie dalykai, jie ne kažkuom tai labai tarsi, kad išsiskirtų, bet tarsi vėlgi tų planetų įtaka nurodo, kad tai kažkiek konfliktai, bet labiau ne mūsų teritorijoje, ne Lietuvos teritorijoje. Ir daugiau, kad tokios problemos, kurios gali būti metų bėgyje, tai susijusios, kaip sakykime, su partnerystė, su kaimynais, su konfliktais. Ir ten labiau gaunasi šiek tiek tokia, kaip nukenčia Jupiterio planeta, tai gali būti metų bėgiai, galbūt daugiau, ar tai kaip, sakykime, Jupiteris susijęs su įstatymais, su finansais, ne? Tai labiau tokios kaip finansinės, galbūt problemos gali labiau pasireikšti, bet sakykime, ne karas. Ne? Tai kad, pagal tai, ką pavyko išvelgti, reiškia, Lietuvoje, tokio kaip karo neturėtų būti. Ir tikėkime, kad tas laikotarpis praeis sklandžiai, ne? Ramiai, tai tuo linkiu ir jums, ir savo. Dėkuoju už jūsų dėmesį, pasidalinkite šitą informaciją su savo draugais, būkit laimingi ir sakau iki pasimatymo kituose video.